Šiandienos vaizdo įraše apžvelgsime naudotojų atsiliepimus apie Podsket Option brokerį. Taip pat peržvelgsime patikimiausių šios pramonės šakos portalų apžvalgas ir išsiaiškinsime, ar Podsket Option yra brokeris, kurį verta rekomenduoti. Pirmiausia, keletas žodžių apie tai, kas yra Podsket Option. Tai vis labiau populiarėjantis offshore'inis brokeris, kuris siūlo savo paslaugas beveik visame pasaulyje. Platformoje rasite platų turto asortimentą ir daugybę analitinių priemonių, kurios leis jums kurti pažangias strategijas. Be to, brokeris siūlo socialinę prekybą ir galimybę kopijuoti kitus prekiautojus. Užsiregistravę pagal aprašyme pateiktą nuorodą, gausite 5000 USD demo sąskaitoje ir 50% premiją prie pirmojo indėlio. Pereikime prie naudotojų atsiliepimų. Pradedame nuo Trustpilot svetainės, kuri yra populiariausias atsiliepimų apie įvairias įmonės rinkinys. Podsket Option atveju šiuo metu nėra matomas bendras įvertinimas. Remdamiesi atsiliepimais matome, kad 62% žmonių vertina įmonę 5 žvaigždutėmis, o 25% -1 žvaigždutę. Čia verta paminėti vieną dalyką: įmonės teikiančios finansinės paslaugas dažnai turi žemus reitingus, nes pinigus praradę žmonės dėl visko linkę kaltinti brokerį. Kiekviena apžvalga yra individuali situacija, bet tiesiog turėkite tai omenyje. Peržiūrėjau nemažai neigiamų atsiliepimų ir juos galima suskirstyti į kelias kategorijas. Žmonės skundžiasi, kad programėlė dingo iš App Store ir apie tai buvo nemažai komentarų. Tarpininkas patikina, kad tai tik laikina problema. Nemažai žmonių teigia, kad jie turėjo laimėti, bet galiausiai pralaimėjo ir tiesą sakant, sunku tai komentuoti neturint jokių įrodymų. Kai kurie žmonės sako, kad Podsket Option yra sukčiai, tačiau vėlgi jie nepateikia jokių konkrečių įrodymų. Tai, kad žmonės rašo, jog brokeris yra sukčiai, neturėtų jūsų gąsdinti, nes tokių komentarų rasite apie bet kurį brokerį. Tradersu.com, kuri yra viena didžiausių svetainių, skirtų brokeriams ir investicijoms, Podsket Option gavo 9,65 iš 10 balų įvertinimą. Tai labai aukštas įvertinimas. Tarp brokerio privalumų yra labai mažas pradinis indėlis, prasidedantis nuo $5 ir puikios kokybės prekybos platforma su daugybė funkcijų. Didžiausias brokerio trūkumas yra gerbiamo reguliavimo trūkumas. Podsket Option licenciją išdavė IFMRC ir MISA, kurios yra tik vietinės reguliavimo institucijos ir neturi didelės įtakos brokeriui. Svetainėje taip pat yra naudotojų atsiliepimų skyrius, kuriame brokeris gavo 8,4 reitingą iš 10. Rasite daug nuotraukų, kuriuose parodyta, kaip veikia platforma, taip pat naudotojų išmokos. Kai kurie žmonės skundžiasi, kad brokeris reikalauja $1,000 indėlio, kad galėtų pradėti prekiauti CFD sandoriais. Reviews. Ja svetainėje brokeris turi daugiau nei 2400 naudotojų atsiliepimų ir 100% jų rekomenduoja brokerį. Vidutinis įvertinimas yra 4,9 iš 5. Tiesą sakant, šie atsiliepimai neatrodo patikimi, nes manau, kad esant tokiam atsiliepimų skaičiui būtų daugiau žmonių, kuriems brokeris nepatiko. Yra galimybė naudoti filtrą ir tikrinti tik neigiamus atsiliepimus. Čia dažnai būna labai bendro pobūdžio teiginys, kad brokeris yra sukčius ir yra pasiūlymų, kad brokeris gali užblokuoti sąskaitas pasitraukimo atveju. Sunku tai komentuoti, bet verčiau tai paminėti. Galiausiai norėčiau pateikti savo nuomonę apie šį brokerį. Aš naudoju Podsket Option nuo 2019 metų ir esu labai patenkintas. Mano nuomonė, tai vienas geriausių offshore'inių brokerių, kuris siūlo mažą pradinį įnašą ir puikią prekybos platformą. Pasitaikė vėlavimų vykdant sandorius ir retkarčiais pasitaikydavo problemų susijusių su platformos sugedimu. Manau, kad palaikymas dirba per lėtai, todėl sunku gauti atsakymus į klausimus greičiau nei per 48 valandas. Daugelis neigiamų atsiliepimų, kuriuos perskaičiau, dažniausiai yra teiginiai be jokių įrodymų. Podsket Option, žinoma, gali užblokuoti sąskaitą, kai kyla įtarimų dėl pinigų plovimo. Taip gali atsitikti, kai įnešate pinigus iš sąskaitos, kuri nėra registruota jūsų vardu, ir norite juos išsiimti į privačią sąskaitą. Todėl nepamirškite visada įnešti ir išsiimti pinigų į sąskaitą savo vardu. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas.
Palikite prenumeratą ir pamėkite šį vaizdo įrašą, kad neatsiliktumėte nuo investicijų pasaulio naujienų.